Doleris frankas, savaitinis grafikas, taip, ir mes matom, kad mes sėkmingai pasiekėm to iš mūsų prieš savaitę suprognozuot, prieš 2 savaitės suprognozuotą linijų 9,518, taip, ir labai gražiai atšokom, biškį nedatraukiam iki 9,340, bet dar visą savaitę mes turim šią ir galim laisvai atsidurti ne tik 9,340, bet ir galim pabandyti nukeliaut biškį žemiau iki 9,2 kažkur tai 50. Taip. Kas nesugebėjo pasinaudoti galimybę parduoti ir uždirbti 170 punktų, savaitiniam kol kas nieko daugiau prognozuoti neverta. Einam į dieninį periodą. Taip. Dieninis periodas buvo gražus trendukas, taip, buvo jis sėkmingai pramuštas ir atidirbo pirmą ir antrą viršūnę, taip, ir dabar klasikinis grįžimas prie trendinių linijų. Tai va čia galima pabandyti užsipirkti frankų, taip, prie lygio 9,290 kažkur tai, gan stiprus istoriškai lygis, matom, buvo ir sustabdymai, taip, čia ir gražus atšokimai, tai va šitą vietą tiem, kas pavėlavo sudalyvauti pardavimuose, taip, labai gera vieta sakysim, sudalyvaut pirkimuose. Taip, stopas minimalus. Šiaip teisingas užtrendinės, aišku, kitos linijos, bet čia 300 punktų, mažai kas gali sauliaisti tokį stoplosą, dėl pagal dieninį, nors vat, šitų virš apačių, taip, pastatyti stopą būtų teisingai. Taip, apie 100 punktų gausi stoplosas, tik profitas, pirmas minimalus 100 punktų, galima siekti ir 200 punktų, arba net tikėt, kad frankas eis į daug ilgalaikį tokį augantį trendą, taip, ir grinai dėl dolerio, aišku, ir važiuos linksmai į viršų, link šitų viršūnių. Tai čia galimas profitas apie 600 punktų. Labai toksai patrauklus taik profitas, taip. H4 periodas, geras trendukas, taip, geras palaikymas apačioje buvo penktadienį bandymas pramušti palaikymą, taip, ir pirmadienį mes vėlgi sugrįžim tą trenduką ir dabar atšakinėjom, galbūt būtų teisingiau biškį pakoreguot mūsų tą trenduką, taip, mes neturėjom spyglių linijos, dabar galim pastatyti spygliukų liniją, bet aš gal geriau patarčiau pakeisti biškį linijos kampą, kad paimti savo ir šitą apačią, kuris susiformavo pas mus penktadienio vakarą, taip, apačioj. Ir savaime aišku, kad matom, kad buvo tokie užlindimai už projekcijas, taip, tai reiškia projekcija ne visai teisinga ir dabar mes galim teisingesnį pastatyti projekciją. Visų pirma, galim panaudoti ją kaip vidinę trendinę liniją ir mes projekciją į spyglį šitą, taip, ir gauti gerą pasipriešinimą. Tai patarimas vienas iš, jeigu nelaukiam dieninių ir bijom, kad ten nebus grįžimo, taip, pirkti nuo trendinės linijos, bet toks atšokimas ir kad mes į viršų nevažiuojam ir dabar bandom sugrįžti, jo, jisai sako, kad mes galbūt frankas nepasiruošęs taip pykti, doleris nepasiruošęs taip stipriai augti ir darys galbūt gilesnę korekciją, todėl gal ir verta palaukti ties kažkokio lygio čia 9,380, taip, arba 9,370. Tai vat šitoje vietoje 9,330, 9,370 dar yra galimybė užsipirkti, aišku, bus sugadintas tas gražus augantis trendas, bet užtat neprieštaraus grįžimui prie dieninės trendinės linijos. Čia 9,288, nu priklausomai kada grįžinės, gali būti ir 80, taip, ir 9,280 pas mus H4, tai išeina dar žemiau pas mus. Taip, kažkur tai prie šitų apačių ir prie šitų viršūnių išeina 9,280. Taip, galima bandyti gaudyti franką čia. Mėgėjams paprekiauti prieš trendą, taip, pasiūlyčiau sulaukti taško kažkur tai 9,600. Ja, ir arba aukščiau pagal šitą projekciją, taip, ir bandyti parduoti nuo ten. Valandinis periodas, taip, turėjo gražų trendą, bet jau laikas, aišku, patrint, atnaujint mūsų grafiką, taip, ir tam tikslui mes galbūt
pabraižysim naują techninę analizę, kuri bus tikslesnė. Taip, valandinį periodą reikia dažniau taisyti, dažniau tvarkyti ir biškį čia sunku su tokiais apsispręst, kuris judėjimas kam priklauso, taip, todėl reikia taip dar pridėti savo fantazijos, savo grožio kažkokio, taip. Čia buvo užlindimas, nelabai graži trendinė linija, bet užtat po pramušimo grįžimai parodo, kad jo jinai egzistuoja, rinka jo mato ir jinai laiko tą, neduoda Frankui sugrįžti atgal, taip. Turim taip aiškiai matomas dvi viršūnės, du aukščiausius taškus ir čia viena iš geriausių vietų įeiti į pardavimus, taip, nuo trečio atšokimo, plus dar įtraukiam šitą spinę. Taip, pardavimas trumpalaikis, kažkur taip 50 punktų su franku galima paimti. Antras variantas, taip, biški žemesnis taškas ir turim tą sustabdymą, nes pirmadienį per rinkos atidarymą sustoja kaip tik, penktadienį, atsiprašau, prieš rinkų uždarimą sustojo kaip tik čia, ne šiaip savo, reiškia čia kažkokia stebuklinga stipri vieta, kurį laiko, taip ir neįveikia penktadienį šitos vietos, gražiai atšoka, tai ją reikia būtinai irgi atkreipti dėmesį, plus turim trendinę liniją ir korekcijas, tokį tašką 94.05.00, čia galima bandyti pirkti, o už šitos vietos šito lygio slėpti stop loss, taip. 30 punktų stop lossas ir 70 punktų take profitas kaip minimum, galima pabandyti ir kokį tokį ilgalaikesnį tikslą pastatyti 160 punktų profitų. 15 periodas, iš seniau eina tie geltoni lygiai, taip, pakeisiu gal spalvą, nes matom, kaip gražiai suveikė šitas lygis pirmadienį ir iki šiol laiko šitą vietą, taip, ir šitą antrą lygį pataisysiu, pastatysiu į tą vietą, kur buvo sustabdytas judėjimas penktadienį. Taip. Vėlgi, egzistuoja tokia nuomonė, strategija, kad gapas visada uždaromas, taip, tai čia mes matom, kad uždaryti gapą mums reikia dakeliauti iki apačios 9385. Tai va čia pats konservatyviškiausias įėjimas pirkėjams, taip, pardavėjams. Trendų čia sunku labai pavaizduoti, pabraižyti, todėl naudojam horizontalius lygius, taip, pardavėjam 9470 sal. Pardavėjam, jeigu pramuš 9427 grįž sal, taip, iki čia pirkėjai 9385 buy, jeigu pramuš 9476 buy. Taip. Kol kas patarčiau dirbti iki rydienos FOMC šituose diapazonuose, taip, o prieš FOMC uždaryti visas pozicijas.